Mano tikslas ne tik finišo linija, bet ir kelias, kurį nueinu iki jo. Kai plaukiu, dažniausiai galvoju apie techniką, prisimenu, ką sakė treneris, kad blogai, ką reikia gerinti. Treneris dažniausiai būna labai griežtas, bet tai man sukaupia daugiau energijos, man tada dar geriau norisi pasirodyti. Man plaukimas duoda ištvermės ir valios ir pasitikėjimo labiau savimi. Į kitus plaukikus nesilygiuoju, stengiuosi būti geresnė už save, kuri buvau vakar. Šitam baseine įveikiau aukščio baimę, nušokau nuo 8 metrų. Tikrai sunkus sportas, reikia daug noro, reikia daug ištvermės, bet už tai viskas atsiduoda varžybose. Mūsų treneris yra labai kantrus, kadangi jeigu mums kas nors nepavyksta, jis vis tiek bando mums padėti. Mane vanduo nuramina, tai aišku, dėl plaukimo stiprėju. Davė labai gerus draugus man, kurie, manau, išliks visą laiką.